Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Pirma Karalių knyga 14 skyrius prasideda tokiais žodžiais. Tuo metu susirgo Jeroboamo sūnus Abija. Jeroboamas tarė savo žmonai: eik, persirenk, kad nebūtumė atpažinta, jog esi Jeroboamo žmona, ir nueik į Šiloją. Ten gyvena pranašas Ahija, kuris numatė, kad aš būsiu šios tautos karalius. Pasimk 10 duonos kepalų, keletą tešlainių bei ąsotį medaus ir nueik pas jį. Jis tau pasakys, kas nutiks berniukui. Jeroboamo žmona taip ir padarė. Tuo metu. Kada buvo tuo metu ir kas buvo tuo metu? Paskaitykime kontekstą ir pasižiūrėkime, ką Biblija mums atskleidžia apie tai, kas buvo tuo metu. Net po šio įvykio Jeroboamas negrįžo iš savo nedoro kelio, bet ir toliau skyrė kunigus aukštumų alkams iš paprastų žmonių. Kas tik norėjo būti kunigu, būdavo pašventinamas aukštumų alkams. Taip Jeroboamo namai užsitraukė nuodėmę, už kurią turėjo būti sunaikinti ir nušluoti nuo žemės veido. Kas tik norėjo, jis jį pašventino. Tai labai puikiai ir tinkamai skamba ypač šiame amžiuje, kai mes kabutėse tolerantiški viskam, bet kam, net jei tai yra tai, kas veda žmogų į pražūtį. Karalius nediskriminavo. Bet kokį siūlomą kandidatą už bet kokį klaidžiamokslį jis priėmė, ne tos, kurie neturėjo tinkamo charakterio savybių, buvo netinkami ir nenaudingi dirbti ar per kvaili dėl kažko tai, arba kad kažko išmoktų gyvenime, jis juos skyrė kunigais, tautos mokytojais ir sielovadininkais, jeigu kalbėtume šiandieninę terminą. Taigi tuo metu, kai Jeroboamas ir toliau perspėtas prieš tai pranašo nedorai elgėsi, jo vaikas susirgo. Jam atrodė, kad niekas negali jam pasakyti, kad jis negerai elgėsi, niekur nesimatė jokių pavojaus ženklų, kai atėjo liga tiesiai jo namus. Draugai, kai liga pasireiškia mūsų šeimose, mūsų namuose, turėtume pasidomėti ne tik, kokios fizinės priežastys galėjo sukelti ligą, bet taip pat, ar mūsų namuose nėra kažkokios ypatingos nuodėmės ar nusikaltimo, ar mums nėra siunčiama nelaimė, kad atsitokėtume ir sustotume blogio darymą. Jis siunčia žmoną, karalius, pas pranašą ir tai atrodo dievobaiminga. Bet ar nebūtų buvę geriau, jei karalius norėtų sužinoti, kodėl Dievas su juo taip elgėsi, būtų maldavęs pranašo maldų ir atmetęs nuo savęs savo stabus? Bet daugumai žmonių, turėtume sutikti, labiau norėtųsi sužinoti savo likimą, bet ne savo ydas ar pareigą. Karalius pasiuntė pas Ahiją, nes šis pranašas pasakė jam, kad jis bus karaliumi. Yra žmonių, kurie tikisi, kad jų tarnai, draugai, kolegos, pažįstami, giminaičiai nieko blogo nepasakys, nes jie yra geri žmonės. Ir su manim turėtų kalbėti su ramybė ir paguoda, o nesakyti tiesos žodžius, kad ir su meile. Taigi karalius nusiuntė savo žmoną persirengusią, kad pranašas galėtų atsakyti tik į jos klausimą susijusiu su sūnumi ir nieko daugiau. Daugiau karalius nenorėjo nieko išgirsti iš pranašo. Kai kurie žmonės nori visaip apriboti Dievo tarnautojus, kad jie nesirūpintų tuo, kad jiems būtų paskelbtas visas Dievo nutarimas. Kad tai jiems neišpranašautų nei gėrio, nei blogio. Dievas vertina žmonės pagal tai, net pagal tai, kokie jie mano, kad yra, o pagal tai, kokie jie yra Dievo akyse. Abija susirgo. Tai buvo tik įžanga į kančias problemas, kurios užklupo Jeroboamo namus, ir tai buvo dar vienas gailestingas perspėjimas, skirtas jį pašalinti, patraukti nuo stabmeldystės ir nedorybės kelio. Tas įvykis yra pirmasis teismo nuosprendis už jo nepaklusnumą, jo namų sunaikinimo nuo žemės paviršiaus pradžia, jei jis nesustos. Jeroboamas negrįžo iš savo blogio kelio. Stabmeldystė yra kažkas be galo užsispyrusio ir iškrypusio, taip pat akinančio ir keisto susižavėjimo, kuris užpildo asmenį.
Visa tai taip apakina asmenį, kad jis vietoje tarnavimo gyvajam Dievui pasirenka kitą kelią. Neseniai Betelyje pranašo paskelbtos pranašystės ir vėliau tai patvirtinantys stebuklai tikrai buvo pakankami, kad karaliaus ir ne tik karaliaus širdis sunerimtų bet kuri širdis, net labai užsispyrusi. Ir vis dėlto tai neturėjo jokio poveikio Jeroboamui. Jeroboamo valdymo metu įvestas atsimetimas darėsi vis ryškesnis, didesnis, stipresnis, kol galiausiai tai visiškai sugriovė Izraelio karalystę. Dar prieš Jeroboamo mirtį Achija, jau pagyvenęs pranašas, kuris prieš daugelį metų buvo išpranašavęs Jeroboamo įžengimą į sostą, pareiškė: viešpats tol plaks Izraelį, kol jis ims svyruoti, kaip svyruoja nendrė vandenyje. Jis išraus Izraelį iš šios geros žemės, duotos jų protėviams ir išblaškys jos anapus upės, nes jie, darydamiesi savo šventosius stulpus, supykdė viešpatį. Jis paliks Izraelį už Jeroboamo nuodėmes, kuriomis jis nusidėjo, ir įvedė Izraelį į nuodėmę. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.